Brangiai nesava žemė, svarbiai akimirkai, šituomet visiškai atsigaus. Dabar atėjo laikas, kai reikia pasitikėti, nematant, tikėti savo širdimi. Intuicija dieviškąja, kaip pirštimi, ir daugiau nieko kitų laikas pažvelgti savo vidų. Jūs neturite bijoti to, kas ateis iš paviršiaus, jeigu jūs spinduliuojate meilę, pasitikėjimą ir pusiausvyrą, kai jūs bus tame kontekste. Daugiau niekas jūsų nepalies. Jeigu jūs spinduliuojate baimę, tai jūs pritrauksite to paties dar daugiau. Tai, kas vyks, priklausys asmeniškai nuo kiekvieno vibracijų. Tiems, kurie pilnai izoliuoti nuo procesų, kurie nepraplėtė savo sąmonės, procesas bus visiškai kitoks. Pati didžiausia problema visiems iš vidaus. Problema pasislėpusi, jūs net neįsivaizduojate, kad tokia yra nusistatymas, diskriminacija, smerkimas su visa savo didžiulė jėga. Pasireišk kiekviename, bus labai sunku išvengti sukrėtimų laiko. Pas pykčio akimirkos, bet bus šalia kitai, pas jūs nieko neprašau, mane įmanoma. Svarbiausias tik įduoti besąlyginę meilę, nesmerkti, būti pusiausvyroje ir teisingai maitintis. Laikas atėjo, būkite subalansuotais, būkite kelyje, tikėkite, nekreipkite dėmesio į tai, kas vyksta naujienose. Būkite susikaupę savo kelionėje. Viskas prasidės ne rytoj, viskas prasideda dabar. Traukinys pasiruošęs jūs paimti bet kuriuo metu. Būkite pasiruošę, tai gali įvykti rytoj, kitais metais ir jūs būsite pasiruošę. Nesvarbu, kada tai įvyks, svarbiausia, kad jūs esate pasiruošę tam, ką turite praeiti. Nebijokite to, kas įvyks, tai kelio dalis. Kiekvienas patirs tai, ką turi patirti, atitinkamai su jo sielos pasirinkimu. Daugelis jausmų sprogs viduje didžiojo atradimo metu. Ir jūs kiekvienas turite būti tam pasiruošę. Aplink jūsų grius pasaulis, kad jūs stovėsite ant kojų, jeigu jūs tikite daug su meile, su šviesa, su giliu grožiu, tai ką ramybė, tikėjimu, viltimi ir harmonija visiems visų skambėsi. Jūsų grius pasaulis, bet jūs stovėsite ant kojų, jeigu jūs tikite daug su meile, su šviesa, su giliu grožiu, tai ką ramybė.